Sveiki visi, šiandien mes kalbėsime apie anoniminius tipus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Pabandysime sukurti objektą. Kaip galvojate, kokio tipo tas objektas? Jei mes užvesime pilietį ant to object ir jeigu mes perskaitysime, koks tai tipas, tai pamatysime, kad tai yra anoniminis tipas, kuris turi parametrą name, surname ir birthdate. Galim tą tipą išvesti ir pažiūrėsime, koks pas mus bus rezultatas. Ir matome panašų rezultatą, koks galėtų būti, jeigu mes dirbtume su rekordais. Tai naudojant raktažodį new ir raktažodį var, mes galim sukurti anoniminį tipą, kuris neturi pavadinimo, ir iškart čia mes galim nurodyti, o kokie parametrai bus viduj to tipo. Bet dabar pažiūrėsime, o į kokį kodą yra kompiliuojamas tas anoniminis tipas. Tai mes galim pamatyti, ką buvo išpakuotas mūsų anoniminis tipas. Tai iš tikrųjų yra kažkoks anonimus type 0, čia yra viduj saugomi string ir datetime, ir tokios reikšmės kaip Alex, G ir datetime now. Ir po to mes darome išvedimą. Jeigu pažiūrėsime į tai, kas čia per anoniminis tipas pas mus yra, tai čia yra pas mus klasė, viduj kurios yra 3 punktai. Tai kažkoks tipas name, surname ir birthday. Ir mes tos visus parametrus galim gauti. Taip pat, jeigu atkreipsim dėmesį, tai čia yra metodas equals, yra metodas getHashCode ir yra metodas toString. Jeigu mes matome, kad čia yra equals ir getHashCode, tai reiškia, kad mes galim tą tipą naudoti kaip raktą viduj mūsų dictionary. Na ir aišku, čia yra konstruktorius. Tai neakivaizdžiai pas mus yra kuriama klasė, viduj kurios ir yra tie 3 parametrai. Bet dabar atsiranda klausimas, o kodėl ta klasė pas mus yra generic. Mes galim sukurti naują anoniminį objektą, bet kuris turės... Mes galim sukurti naują anoniminį objektą, kuris turės laukus su tokiais pat pavadinimais, bet jie bus visai kitokio tipo. Tai vietoj string pas mus bus char ir vietoj datetime pas mus bus paprastas intas. Galim taip pat padaryti išvedimą, pažiūrėsime, ką gauname. Matome, kad išvedimas pas mus kaip ir sutampa, tik informacija yra kitokia. Ir jeigu mes dabar pereisim prie mūsų object 2, yra kūriamas tas pats anoniminis tipas, bet apibendrinimui jis naudoja kitus tipus. Tai vietoj string naudojamas yra char, o vietoj datetime yra naudojamas int. Bet dabar pakeisime truputį pavadinimą. Pasakysime, kad čia yra property some name, o ne tiesiog name, kaip buvo prieš tai. Tai dabar grįžus atgal mes matome, kad čia jau yra visai kitas tipas. Čia yra anonymous type 1. Būtent dėl to, kad pavadinimai pas mus nesutapo. Tai jeigu pas mus skirtingose vietose yra kuriamas anoniminis tipas, kuris turi tiek pat savybių ir tos savybės yra pavadintas taip pat, tai nesvarbu, koks ten yra tipas, bus naudojamas tas pats anoniminis apibendrintas tipas. Tam, kad galutinis mūsų bildas užimtų mažiau atminties. Tokia maža optimizacija nuo Microsoft'o. Dabar mes parašėm kodą, naudojant kurį sukūrėm dictionary, kur kaip raktą naudojam anoniminį tipą. Tai čia pas mus yra kūriamas anoniminis tipas ir mes nurodome, kad pagal tą anoniminį tipą, pagal tą raktą mes saugosim tiesiog intą, x padaugintą iš 2. Tai bus pas mus reikšmės nuo 1 iki 10. Tai mes dabar praeisime pro visus elementus ir pažiūrėsime, ką mes ten saugome. Ir paleidus tą kodą mes tikrai matome dictionary, matome, kad kiekvienas raktas tai yra mūsų anoniminis tipas ir viskas veikia. Tai aš dabar galiu kreiptis prie mano dictionary, sukurti naują anoniminį objektą, kuris atitiktų pirmam raktui iš šio dictionary ir gausiu dvejetą. Tai paleidus tą kodą aš tikrai gaunu dvejetą. Tai viskas pas mane veikia. Būtent dėl to, kad anoniminiai tipai realizuoja equals ir getHashCode. Bet jei aš pakeisiu čia pavadinimą, pas mane jau bus klaida, nes tai yra skirtingi anoniminiai tipai, kurie nesutampa. Pavadinimai turėtų būti identiški, kad būtų naudojamas būtent tas pats anoniminis apibendrintas tipas. Dabar jūs žinote, kas yra apibendrinti tipai. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.